Šiaulių apskrities vyriausio policijos komisariato ir kriminalistinio tyrimo centro kartu su policijos mokykla, su policijos departamentu suorganizuoti mokymai dėl šaunamo ginklo panaudojimo prieš transporto priemonę. Ir tuo pačiu dėl transporto priemonės išnaudojimo kaip priedangos policijos pareigūnų veikloje. Paimta eksperimentinė transporto priemonė, į kurią buvo šaudoma įvairių dydžių kalibrais, įvairiais šaunamaisiais ginklais ir analizuojama, kokia yra kulkų pramušamoji galia, kokios galimybės policijos pareigūnų išnaudoti transporto priemonę kaip priedangas ir ar saugus slėptis tose vietose. Tų vietų yra įvairiausių ir čia priklauso ir nuo automobilio parengimo tam. Jeigu yra automobilis papildomai sustiprintas, tai tą planuojame ir siūlyti galbūt svarstyti policijos departamente, kad galbūt tam tikras vietas reikėtų stiprinti tarnybiniuose automobiliuose, bet iš esmės tai kaip ir pasitvirtinti informacija turima iki šios dienos, kad patikimiausia vieta yra variklio skyrius, kur tinkamiausia slėptis policijos pareigūnų. Jeigu automobiliai bus stiprinami, kokiais būdais, kurios vietos, kaip netrodo? Tai mes bandysime išsakyti siūlymus, svarstyti darbo grupėse ir greičiausia tai priekinio automobilio dalis, kur dažniausiai sėdi reaguojantis policijos pareigūnas. Tai kalba apie durelės, galbūt dar kažkurias tai tam tikras vietas ir panašiai. Bet sega normaliai? Net sunku pasakyti, čia matyti gabalų subirėjo. Jo. Ir sudraskė viską. Jo, tai kiaurai pravarė. Šiandien išbandėme kelių rūšių liugerio šovinius. 9-19 liuger kalibro, kurie skirti mūsų policijos tarnybiniams pistoletams. Bandėme išsiaiškinti jų privalumus, trūkumus, įsitikinti jų tinkamumu tarnybai, esminiai reikalavimai šoviniui, kokio mes norėtumėm. Kad šovinys turėtų gerą stabdymo efektą, reiškia peršovęs nusikaltėlį nesužeistų už jo stovinčio kito asmens, pavyzdžiui, įkaito ar iš viso praeinančio žmogaus. Kad pakankamai gerai prasiskvertų per metalinės detalės, tai yra per automobilio, pavyzdžiui, dureles, ir kad būtų kuo mažiau atlaišų, jeigu šovinys pataiko į kūną, nes, pavyzdžiui, ekspansinė kulka, jie kaip pataiko į kūną, jinai plyšta į smulkės detalės ir jeigu reikia operuoti žmogų, gydytojams yra labai sunku išrankioti visas tas detalės. Šiuo atveju mes turėjome Šveicarijos gamintojo Roak šovinį Action 3 su monolitinė kulka, kuri pagaminta vien tik tai iš žalvario. Ji turi specifinį bruožą, kad joje yra duobutė uždengta plastikinio kaušeliu ir kulka pataikiusi į bet kokią kliūtį saugiai išsiplečia, gana greitai sustoja, padaro mažiausiai žalos, bet tuo pačiu nepraranda savo skvarbumo ir nukanamosios galios. Šita kulka labai pasižymi gerom savybėm šaudant į automobilio padangas, greit išeina oras, todėl manome, kad šią kulką reikėtų svarstyti galimybę perginkluoti policijos pareigūnų tarnybinius pistoletus.